Na ir vienas geriausių sutiktų žirklių, tai yra multifunkcinės žirklės. Be galo rimtos, be galo fainas, visiems patinka jos, patogios ir atlieka net ne vieną funkciją. Paspaudė, matote, kokios ilgos. Žuvį karpyti, vištieną, tiek kaulus, tiek odelę, ploną odelę, visokius pelekus žuvies, kai reikia nukarpyti. Tai aš jums parodžiusiu, jos ne tik kaulus karpo, yra čia kaip pjūklas dar papildomai, kad neslystų, bet jos, va, servetėlės, matot? Super, visokių odelės, pelekus, viską jos neskipuoja, o kerpa. Na ir turi tokias funkcijas, kaip išsiardyti, paspaudęs čia mygtuką jos išsiardo. Taip, čia palieka toks įrankis, kai reikia žuvį pilvą perpjauti, vidurių nepaleidžiant. Čia skutimui, žuvies skutimui. Čia, kai norit pavargstat, alaus reikia atsidaryti kokio ar kokteiliuko, galima drąsiai atsidaryti, toliau dirbat. Ir šitą naudoti kaip japonų deba peiliai. Tai galima net žuvį išsifiliuoti per ašakas. Šita vieta yra skirta be galo rimtas kustukas. Tai sakau, morką paimti, tiesiog prilėti jie eina va taip. Be galo aštrus, be galo smagus. Ir, kaip sakant, čia grubiam pjausimui reikia kokius žuvies kauliukus, dar kur reikia tarp sąnarių, o tokiam. Na ir kaip žirklės, aišku, jos atlieka fainę funkciją tokią. Žiūrėk, paspaudėt, tai viskas jau užsifiksavo. Čia paspaudus taip pat. Čia dar va toks, kai atsuktuvas yra papildomai, jeigu ką reikia. Tai žodžiu, nu jos pardavimas 48 jau būna, 50 pas mane, bet šiandieną niekur geriau gal nerasit, nežinau kaip. 25 pas manęs pardavim šiandien jų. Rašot įmų ir iki.